Taip suprantu, kad įrašas pasileido jau. Tai sveiki dar kartą. Esu Lina Saulė ir su Yes Global kompanija dirbu nuo kovo mėnesio. Ir teko susidurti su tokio tipo produktais jau šiek tiek seniau. Ir tie produktai mane tikrai sužavėjo, nes aš matau rezultatus, matau poveikį greitą žmogui. Tai vat tai, ko ir šiai dienai iš tikrųjų reikia, nes norim viską patirti greitai ir įvertinti tą kokybę. Tai pati esu holistinės sveikatos specialistė, kaučerė, dirbu būtent tokioj srityje, kuri apima daug sričių, ką žmogui reikėtų stiprinti, ar ne, tai yra mūsų fizinė sveikata, mūsų psichinė sveikata, mūsų energetika. Tai visa tai ir kuria mūsų mintis, mūsų gyvenimo būdas, kuria visą tą bendrą būseną, tai ko mes ir norim. Ir šiandieną mūsų tema yra gerųjų bakterijų įtaka sveikatai ir pristatysiu ir pakalbėsiu apie Yes Global kompanijos produktą. Tai yra Probio C produktą, kuris neseniai pasirodė mūsų Lietuvoje. Ne? Tai yra visiškai naujas produktas, vieni jau bando, kiti dar neišbandė ir laukia šito produkto. Ir trumpai apie kompaniją, tai yra kompanija, kuri dirba Malaizijoje, turi savo fabrikus, net 3. Labai, kiek aš matau, labai atsakingai žiūri savo gamybos procesą produktų, turi savo 3 fabrikus ir produktai labai, kaip sakau, atsakingai kuriami. Jie ilgai praeidinėjo įvairius klinikinius tyrimus Malaizijos ir Amerikos klinikose ir turi daug sertifikatų. Tai vienas iš tokių tai yra ir halal sertifikatas, ir GMP, ir HACCP, ISO, ir MESTI. Žodžiu, daug sertifikatų, kurie atitinka tą kokybę. Ir produktai yra, apie produktus galite ir pačią kompaniją įeiti ir pasižiūrėti mūsų kompanijos puslapyje. Taip pat čia matote paveikslėlyje ir kūrėjus šitos kompanijos. Ir kadangi šiandien kalbame apie produktą, tai aš visą laiką paminiu, kad matote paveikslėlyje vieną moterį, kuri yra daktarė Chen, kuri yra šitų produktų kūrėja, būtent tų sudėčių kūrėja, kuri turi net 10, kiek teko sužinoti, 10 klinikų, kurios susijusios su grožiu, su grožio terapija, ir tai labai stipri mokslininkė. Tai va, tai turime produktus, kurie skirti grožiui iš vidaus. Ne? Tai yra mūsų žarnynas, tai yra mūsų nervų sistema, tai yra regeneracija mūsų organizmo ir imuninė sistema. Tai šiandien pakalbėsime būtent apie mūsų imuninę sistemą, kaip ją stiprinti. Ir vis dar matau, jungiasi žmonės. Tai dar trumpai, kas naujai čia prisijungia, ar ne, pasakysiu, kuogi skiriasi ląstelių maistas nuo paprastų, sakykime, kasdienybėje matomų maistinių papildų. Tai maistiniai papildai, tai jie gali būti įvairia forma pagaminti, žolelių pagrindu, gali būti sintetiniu pagrindu.
Ir jie yra tiesiog produktai, kurie papildo mūsų mitybą tuom, ko mums šiuo metu trūksta. Būtent tam tikrų medžiagų. Ląstelių maistas tai yra natūralus produktas, kuris yra pagamintas augalų ekstraktų pagrindu. Tai yra augalai, kurie yra surinkti pagal tam tikrą sinergiją, jie atrinkti vienas su kitu, savo suderinamumu, savo vitaminų, mineralų, maistinių medžiagų suderinamumu ir tai, ko reikia, sakykime, gauti žmogui kaip kokybiško maisto, nes mes kokybiško maisto, sakykime, taip, galim jį valgyti, bet jis daržovė, jinai yra daržovė, vaisius yra vaisius, bet labai yra skirtumas, kaip jie yra užauginti. Jeigu ten yra, sakykime, pesticidų, herbicidų, tai mes visą tai kaupiam savo organizme ir mums būtinai reikalingas tinkamas švarus ląstelių maistas. Tai vat būtent šita kompanija, jinai turi šitoj savo tinkle būtent ląstelių tokį maistą, kuris yra pilnavertė mūsų organizmo mityba. Tai jisai tikrai skiriasi nuo maistinių papildų. Tai yra miltelių pagrindų, beriama po liežuviu, vyksta greitas įsisavinimas į organizmą. Ir užtat yra greitas poveikis. Žmonės greitai jaučia veikimą. Sekantis, dabar čia atgal man grįžti, apie bakterijas mes pakalbėsim, ar ne? Tai kas įeina į mūsų probio-C sudėtį, tai mane labai nudžiugino, aš visą laiką skaitau, domiuosi sudėtim ir probiotikai visą laiką buvo aktualūs ir tai, ką, sakykime, aš pati dirbdama ir konsultuodama žmonės, darydama biorezonanso tyrimą, matau, koks yra didžiulis bakterinės apkrovos, grybelinės apkrovos, neteisingos mitybos ir neteisingo gyvenimo būdo pasiekmes. Tai didžiausias dėmesys tada yra skiriamas kam? Žarnynui. Mes apie tai jau kalbėjom ir kalbam, kad labai svarbu žarnynas ir žarnyno visa ta įtaka mūsų visai būsenai, nes nuo žarnyno priklauso imuninė sistema, nuo žarnyno priklauso visi mūsų kognityviniai gebėjimai, mūsų imuninė sistema, ne, tai mūsų ta visa būsena. Ir dažniausiai, kada peršalam, kada suviduriuojam, kai pasigaunam kokį nors virusiuką, kaip pavyzdžiui rotavirusas arba būna vartojam antibiotikus, ką darom? Einam į vaistinę ir ieškom probiotikų. Ir dažniausiai probiotikus nusiperkam ir, čia pagal savo seną tokią patirtį arba pagal kitų žmonių patirtį matau, kad, tiesiog kažkiek laiko pavartoji ir paskui žmonės nebekreipia dėmesio į savo mitybą, nebekreipia dėmesio į savo gyvenimo būdą ir toliau vartoja, sakykime taip, nesuderintą maistą, kuris kaupia organizme toksinus. Ir vat būtent šiandien pakalbėsim, kodėl mums reikalingos tos gerosios bakterijos, kaip jos gali mums pasitarnauti. Tai ta žinia gera yra, kad į mūsų kompanijos produktų sudėtį įeina toksai kompleksas Simpro 15, kuriame yra visas kompleksas laktobacilus ir bifidobakterijom, įeina tam tikros rūšis, kurios padeda gerinti mūsų žarnyno sistemos darbą ir stiprina imunitetą, nes virškinimas, kaip ir sakiau, ar ne, ir imunitetas, ir mūsų smegenys, ir mūsų visi kognityviniai gebėjimai priklauso nuo geros mikrofloros, mikrobiotos, ne? Tai
kiek suskaičiavau, 13 gerųjų tų bakterijų įeina ir visos jos atlieka savo vaidmenį. Tai vienos mažina tą virškinimo uždegimus, prisideda prie imuninės sistemos stiprinimo, gerina ir reguliuoja peristaltiką, mažina disbiozę ir užkerta kelią vidurių užkietėjimui, vidurių pūtimui, tinka tiems, kurie netoleruoja laktozės, negali pieno produktų vartoti, nors iš tiesų tai ir nerekomenduoju, ypač vyresniam amžiui naudoti pieno produktų. Atstato visą žarnyno mikrofloros pusiausvyrą, sumažina stresą, gerina nuotaiką, padeda geriau užmigti, vystosi, sakykime, tie laimės hormonai, kurie atsakingi už mūsų nuotaiką, už visą būseną, ne? Ir iš tiesų tai viskas prasideda, kaip ir sakiau, nuo virškinimo. Ir yra toksai, kaip čia, procesas, kuris yra teisingas, ne, mūsų virškinimo sistemoje, tai vadinama eupepsija, kada yra teisinga mityba, kada žmogus gerai maitinasi, tinkamai maitinasi ir jo virškinimas yra geras. Tai yra du dedamieji dalykai, kurie suteikia mums tą visą ir gerą mikroflorą, kuria mūsų žarnyne ir suteikia mums ir kognityviniai gebėjimai ir nesivysto jokios ligos. Yra dispepsija, tai yra kada mityba gali būti gera, galite teisingai maitintis, bet virškinimas yra blogas. Kaip dispepsija yra, išsiskiria daug toksinų mūsų organizme. Ir pagrindinis toksinų šaltinis yra, sakykime, yra mitochondrijose. Mūsų neuronuose 10 kartų daugiau mitochondrijų nei kitose organizmo ląstelėse yra. Todėl, reiškia, tas neuronų jautrumas, kad tai yra sąsaja, žarnyno ir smegenų ašies yra sąsaja, ne? Kodėl mums reikalingos gerosios bakterijos, gera mikroflora. Tai ir yra, kad neuronai mūsų yra 10 kartų jautresni žarnyno nei įprastai organizmo kiti neuronai. Tai va, ir jie visi reaguoja į toksiškumą. Tai yra, tai kaip mes, reiškia, kaip tas toksiškumas formuojasi. Visi prasideda nuo ko? Nuo virškinimo, mūsų įdėjimo maisto į burną. Taip kaip mes priemam maistą, kaip mes jį virškinam ir kaip mes tuštinamės. Tai vadinama virškinamo trakto transakcija. Ir tai yra, kada maistas labai greitai suvirškinamas ar ne, gali jisai greitai pasišalinti, tai vadinama diarėja, arba dėl blogų bakterijų nesuvirškina ir tiesiog pasišalina. Arba yra vidurių užkietėjimas, kuris yra tą diskomfortą. Tai dėl viso šito vystosi bakterinė terpė. Ir bakterinė terpė, aš kai sakiau, ar ne, jinai gali vystytis ne dėl išorinių dalykų, o dėl vidinių, dėl mūsų organizme, sakykime, neteisingo kramtimo. Tai yra, turime būtinai teisingai kramtyti, tai yra viena iš būtinų sąlygų, kad mūsų virškinimas vyktų teisingai. Ir nuryti maistą tik tai tada, kada jau košelė tokia pasidaro, ne? Dažnas būna, kad skuba, bėga, lekia, greitai įmeta į burną, nepastebi, kad
nuryja didelius kąsnius, ar ne, ir tada, kada atsiranda seilių, nes ten formuojasi taip pat, kai kramtome ir fermentai, ne tik tai, kad padeda, ne, mes padedam fermentams vystytis, tai yra protezė, kuri padeda pervirškinti baltymus ir neleidžia kauptis toksinams, nes būtent tie toksinai, jie sukelia mums labai daug iš tikrųjų problematikos. Ir pūvančios bakterijos, jos veikia į organizmą ir sukuria amoniaką, kuria amoniaką mūsų organizme ir amoniakas sukuria tą encefalopatiją, reiškia, tai duoda mums į smegenis, smegenų veikla sutrinka ir taip toliau. Žodžiu, viskas, kas susijęs su mūsų smegenų veikla, net ir su kitom organizmo funkcijom, reiškia, dėl netinkamo maisto, kurį mes valgome, tarkime, jeigu mes valgome baltymus su vaisiais, ane, tarkime, jogurtas ir vaisiai, tai yra labai netinkamas maistas ir tokiu būdu organizme vyksta puvimo procesai. Ir netgi yra toksai trimetilamino medžiaga, kuri formuojasi organizme, kuri skatina būtent dėl tų metabolitų gamybos, sukuria terpę vystytis aterosklerozei, širdies kraujagyslių įvairiems sutrikimams. Tai vartojant, sakykime, gerasias bakterijas, tai padeda mūsų organizmui greičiau atsistatyti, bet mes turime patys žiūrėti, ką dedame į burną. Dėl to, kad jeigu, tarkime, valgote daug mėsos, irgi mėsa yra blogai suvirškinama, jeigu, kaip ir sakiau, ar ne, priklauso nuo virškinimo, galite ir teisingą tą mėsą valgyti ten, ir jinai gali būti ir švari, ir ekologiška, bet jeigu jos teisingai nesuvirškina, tai vat būtent tada kuriasi tie vadinami, ta vadinama trimetilamino medžiaga, kuri būtent skatina išsiskyrimą, skatina aterosklerozės ir širdies kraujagyslių ligų susirgimus. Tai baltymų mes kaip ir turime valgyti, bet labai svarbu valgyti, kaip ir sakiau, tinkamus baltymus, kokybiškus baltymus, suderintą maistą, kad mūsų žarnynas galėtų tinkamai absorbuoti. Tai mes galime padėti, ar ne, kaip ir sakiau, dėl to, kad kuo mažiau žmogus valgo to nekokybiško baltymo, tuo mažiau vystosi tas trimetilamino medžiaga ir dėl bakterijų, netinkamų bakterijų kaupimosi organizme vystosi tokie procesai, tokios ligos kaip neuropsichiniai sutrikimai, vystosi depresija, vystosi panikos įvairūs priepuoliai, chroniniai virškinimo susirgimai, diabetas, antsvoris, kaulų susirgimai, reumatoidinis artritas gali būti iššaukiamas. Žodžiu, labai daug procesų vyksta dėl to, kad dėl neteisingos terpės, dėl to, kad kai žmogus blogai kramto, fermentai nesidaro, trūksta fermentų. Ir tikrai tekdavo rekomenduoti žmonėms ir beveik kiekvienam reikalingi ir tie fermentai tam, kad suvirškintų, nes pas daugumą yra ta vadinama dispepsija, kada yra
blogas virškinimas. Tai taip pat dar, ką norėjau pakalbėti, kad išsiskiria tulžis. Kada išsiskiria tulžis, vėlgi dėl tų blogųjų bakterijų vystosi neurotoksinė tulžis. Neurotoksinė tulžis, kuri taip pat daro įtaką blogą mūsų kognityvinėms funkcijoms. Negali tada normaliai vystytis, formuotis ir serotoninas, tai yra geros nuotaikos hormonas. Tai vat būtent prisideda prie visų kognityvinių funkcijų. Ir vėlgi, kai sakiau, prisideda ir prie Alzheimerio, ir prie įvairių širdies kraujagyslių ligų, ir prie įvairių tų sutrikimų. Ir žarnyno mikroflora pH turi būti mažesnis nei 7. Tai jei žarnyne yra pH daugiau nei 7, vystosi citotoksinės tulžies rūgštis. Ir tai sukuria toksinę aplinką mitochondrijoms. Reiškiasi, turi būti pH maždaug nuo 6 iki 6,5, kad žarnyne būtų viskas tvarkoj. Tai vėlgi turime pastebėti, koks yra tuštinimasis. Tuštinimasis turi būti normalus, neturi būti skystas, neturi būti užkietėjęs, jisai turi būti tiesiog normalus, nuo gražios formos, nelipti prie klozeto aplinkos, ar ne, jeigu prilimpa, vėlgi neteisinga riebalų apykaita yra. Tai va, tai čia būtinai mes kaip kalbam, kad yra sistema mūsų produktų, tai yra Kolongvardas, yra Sunrise'as ir Sunset'as, tai jie visi prisideda prie būtent mūsų neuropsichinės, kognityvinės aplinkos kūrimo. Ir probio-C tai yra toks pastiprintojas, ne? Tai, kai sakau, ne tik tai, kad gerina mūsų žarnyną, gerina imuninę sistemą, jisai tiesiog net tiems žmonėms, kurie turi daugiau problematikos, turi daugiau lėtinių ligų, jį tiesiog galima panaudoti profilaktiškai kažkurį tai laiką ir gauti tikrai geresnius rezultatus. Tai toliau apie gerąsias bakterijas, tai čia visas, tai sakau, daug ką jos atlieka, ne, ir tinka ir vaikučiams, būtent tas, kas įeina į šių produktų sudėtį. Taip pat reguliuoja metabolizmą, reguliuoja svorį, riebalų tą kiekį mažina, žodžiu, turi didžiulį poveikį, bet mes turime patys prisidėti prie to palaikymo, prie to, ką daro tos gerosios bakterijos ir ką daro tas produktas, kurį mes naudojame. Na va, ir toliau prieisime prie prebiotikų. Tai yra prebiotikai, tai yra, kas tai yra? Tai yra tam tikros medžiagos, kurios padeda gerosiom bakterijom kolonizuotis, augti, daugintis. Tai yra gerųjų bakterijų maistas. Ir taip gerosios bakterijos, jos pasimaitindamos, jos dauginasi mūsų žarnyne. Na va, tai yra
nauda sveikatai visų tų gerųjų bakterijų, tai yra būtent mūsų šios kompanijos sudėtyje įeina galaktoolisacharidai, tai natūralūs prebiotikai, būtent kurie skatina sveikų probiotikų augimą žarnyne, pagerina virškinimą, bendrą žarnyno sveikatą ir jie susidaro iš galaktozės ir gliukozės molekulių. Tai yra mūsų energija. Ir jisai yra veiksmingas, jisai šitą gos natūraliai yra motinos piene ir padeda kūdikiui formuoti sveikai mikroflorai. Jie prisideda prie imuninės sistemos vystymosi ankstyvame amžiuje. Na ir pagerina bendrai visą mūsų žarnyno sveikatą. Tai čia įeina inulinas, labai tokia svarbi iš tikrųjų medžiaga ir aš inuliną net kartais vartodavau atskirai. Tai yra tiesiog kaip medžiaga, milteliai, kuriuos galima dėti naudoti, sakykime, geriant ar su kakava, ar tiesiog dėtis į maistą. Jis yra tikrai stiprus prebiotikas, kuris padeda augti sveikoms bakterijoms žarnyne. Ir prebiotikai padeda įsisavinti kalcį, palaikyti cukraus pusiausvyrą, paspartina maisto judėjimą, virškinamojo trakto ir sumažina vidurių užkietėjimą. Tai tas yra labai svarbu, kad viduriai būtų ir neužkietėję, ir ne per laisvi. Mūsų tikslas, kad augtų tos gerosios bakterijos, kad mažėtų mūsų žarnyno pralaidumas, nes kaip ir tai yra labai svarbu ir ko gero irgi žinot, ir gydytojai sako, vartokit skaidulas į maistą, dėkit ir taip toliau. Ir aiškiasi tie prebiotikai, tai yra gamina trumpųjų grandinių riebalų rūgštis, acetatą ir butiratą. Aš net rekomenduodavau butiratas, tai yra irgi tokia medžiaga, kuri padeda pralaidžiam žarnynui sustiprėti, kad sustiprėtų žarnyno gleivinė, nes jeigu yra žarnyno gleivinė pralaidi, tai būtinai vyksta intoksikacija. Dėl to ir yra užsiteršia vėl, reiškiasi, grįžta viskas į kraują ir užsiteršia visas vėl užburtas ratas ir žmogus jaučiasi prastai. Tai mums būtinai reikalingi ir probiotikai, ir prebiotikai, ir vitaminai, mineralai, ir fermentai. Žodžiu, viskas reikalinga žmogaus organizmui, kad susitvarkytų žarnynas, ir kad mes turėtumėm tą stiprią imuninę sistemą. Na ir kaip padėti galime, sau, tai yra maistas, kuriame irgi yra prebiotikų, tai yra linų sėmenys, baltasis gyslotis galima dėti į maistą, kiaulpienių lapai pavasarį ypač verta naudoti ir prisirinkti, daryti salotas, cikorijų šaknis, galima, yra naudojama kaip kava, topinambai, beje, mėgstu labai topinambus, bet kiek be užeiti turgelį, kažkaip vis mažiau jų atrandu, nes kažkodėl tai norisi visus paskatinti ieškoti šito produkto, kad Lietuvos ūkininkai augintų šitus dalykus, už tai, kad tai yra labai labai naudingas mūsų organizmui augalas. Saldžios bulvės, jos suteikia energijos ir prebiotikų. Garstyčios, porai, svogūnai, česnakai, pupelės, lęšiai duoda sotumo jausmą ir baltymų šaltinis, kokybiškų baltymų šaltinis. Svogūnų žiedai, beje, vasarą, kada pavasarį, galima svogūnų žiedus, jie dėti irgi maistą.
česnakų žiedai taip pat, kininės pupelės, vaisiai, šparagai, ne visiškai sunokęs bananas, jame irgi yra prebiotikų. Avižos, miežiai, kviečiuose yra mažai prebiotikų. Žodžiu, prebiotikai gali padėti žmonėms sergantiems tos dirgliosios žarnos sindromu, nutukimu, taip pat gali užkirsti kelią onkologiniams susirgimams ir net storosios žarnos vėžiui. Taip kad visi šitie produktai, kuriuos mes rekomenduojam, naudojam, sveikatos trikampį, probiotikus, visa tai prisideda prie būtent ligų prevencijos ir profilaktikos. Na ir toliau toks linksma spalva, oranžinė, ar ne, tai yra gerinanti mūsų nuotaiką, gerinanti, stiprinanti mūsų energiją. Tai dauguma visada griebiasi vitamino C, tai būtent vitaminas C įeina į probio-C ir jis yra padidintos dozės tam, kad būtent mūsų regione, kada yra šaltesni orai, mes turėtumėm tą atsparumą, tą imuninį atsaką stipresnį ir apsisaugotumėm. Tai vitaminas C, askorbo rūgštis, yra esminis vandenyje tirpus vitaminas, kuris turi daugybę svarbių funkcijų. Tai yra pirmiausia antioksidantas, apsaugo mūsų organizmą nuo oksidacinio streso ir neutralizuoja laisvuosius radikalus. Tai laisvieji radikalai tai yra visa tai, ką mes sutinkame iš išorės, ką mes įkvėpėme, tai kas mūsų ląstelę gali pažeisti, apsaugo, skatina baltųjų kraujo kūnelių gamybą, stiprina imuninę sistemą, kolageno gamybą. Tai yra svarbus ir odai, ir kraujagyslėms, kaulams, jungiamajam audiniui. Už tai, kad su amžium ypač pastebėjote, kad oda pradeda veidas pagauna tą žemės trauką, ar ne, ir su amžiumi oda tiesiog krenta žemyn. Tai būtent mažėja to kolageno ir vitaminas C irgi prisideda prie grožio. Ir geležies absorbcija padeda įsisavinti, skatina žaizdų gijimą. Na ir, aišku, gerina nuotaiką. Ir jisai taip pat labai puikiai dera su prebiotikais, inulinu, cinku, pasiflora ir ciberžole, kurie ir įeina į šį produktą, dėl to, kad kompanija visada žiūri, atrenka pačius geriausius derinius ir labai mane džiugina ta sudėtis, kad būtent įeina tokie ingredientai kaip pasiflora, ar ne, tai yra turbūt jau irgi girdėjote ne vieną kartą apie pasiflorą, jinai įeina į Sunseto sudėtį. Tai pirmiausia, jinai atlieka tokį raminamąjį poveikį, jinai turi daug antioksidantų, tokių kaip vitaminas A ir C, irgi apsaugo organizmą nuo oksidacinio streso, tai yra ir būtent ir yra tas mūsų tikslas apsisaugoti nuo oksidacinio streso ir tai yra prebiotikas, labai stiprus prebiotikas, kuris padeda maitinti gerąsias bakterijas žarnyne ir subalansuoti tą mikroflorą ir gerinti virškinimą. Tai natūraliai kaip skaidulų šaltinis ir daro tokį raminamąjį poveikį, sumažina stresą, nerimą. Na ir natūraliai, kada pas mus žarnynas nurimsta, kada mažėja tų
sakykime, blogųjų bakterijų, galite patys pastebėti, kad turėsite tikrai geresnę nuotaiką, turėsite daugiau energijos. Tai galite pastebėti arba tiesiog pabendrauti su savo klientais, kurie naudoja, ir tikrai jau yra ne vienas atsiliepimas žmonių, kurie pradeda naudoti žarnyno Polonguardą ir susitvarko daugiau dalykų nei yra tikėtasi. Na ir taip pat labai tinka šitas produktas ir paaugliams, kada iš tikrųjų tai yra tas sunkus periodas jiems ir būna to tokio nesusivokimo, maistą vartoja, sakykime, irgi išeidami mokyklas, ne visada gal kokybiška ir daugiau miltinių patiekalų ar tų bandelių, bulkučių. Ir šiaip labai rekomenduoju atkreipti dėmesį į savo vaikus, nes šiai dienai, čia kažkurią tai dieną nuėjau į parduotuvę šalia namų ir tiesiog buvau apstulbusi nuo tos pasiūlos, kuri yra, sakykime, pateikiama pagal tai, kaip perkama, ne, ir pridėtos pilnos lentynos tų gėrimų, tų pačių saldžių gėrimų, įvairiausių, tų iš bonkučių, žodžiu, įvairiausių, kurie turi labai daug cukraus, kurie skatina tą hiperaktyvumą. Ir čipsai įvairūs, žodžiu, visa tai sukuria terpę vystytis tom blogosiom bakterijom. Ir vaikams, ypač paaugliams, kurie jau tokie, kur nebelabai pavaldus, nesakykime, tėvų tam kasdieniniam pastoviam dienos maitinimui, tai būtinai rekomenduoju duoti būtent Probio-C produktą. Tai taip pat toliau mūsų sudėtyje yra šildantis produktas, tai yra medaus ekstraktas, kuris pagardina skonį, tai yra natūralus saldiklis, kuris turi daug antibakterinių, priešuždegiminių savybių, kuris raminančiai veikia, turi natūralus prebiotikas, kuris maitina taipogi gerąsias bakterijas žarnyne ir stiprina mikroflorą. Ir antibakterinį veikimą turi, kovoja su tom blogosiom bakterijom, antioksidacinę apsaugą turi, raminamąjį poveikį, nes turbūt irgi visi žinote, kad kada išgeriam arbatą, žydami medaus, visada pasijuntame šiek tiek ramiau, nes medus turi tą tokį ir psichologinį veikimą, tai yra susijęs su šiluma, su ramybe, su sveikatinimu. Tai medaus ekstraktas čia atlieka šitokį vaidmenį. Na ir toliau pereisime prie ciberžolės, tai yra, kurios veiklioji medžiaga yra kurkuminas ir jinai turi labai stiprių priešuždegiminių antioksidacinių savybių, mažina uždegimus ir gerina bendrą organizmo savijautą. Tai ciberžolę dauguma, ko gero, ir naudojo ir kaip prieskonį į maistą, kaip arbatą dauguma geria, dauguma šaknį naudoja ir tiesiog naudoja kaip arbatos gėrimą. Tai viskas yra labai gerai, tai ką mes įdedam į save ir veikia kaip irgi prebiotikas ir būtent uždegiminių procesų mažinimui ir prisideda prie tų visų įvairių artritinių skausmų ir
viso to, kas sukuria mums uždegimą, apie ką aš ir kalbėjau, ar ne, kad neteisinga mityba, neteisingas kramtymas, stresas, mintis, kurios mus kasdien aplanko, taip kaip mes bendraujam, visa tai kuria mums irgi uždegiminę terpę. Tai ciberžolė turi antioksidacinių galių, vėlgi palaiko, apsaugo nuo oksidacinio streso, tai yra virškinimo fermentų gamybą paskatina, mažina dujų kaupimas ir padeda, aišku, esant virškinimo sutrikimams. Imuninę sistemą stiprina, skatina tą gebėjimą tų apsauginių galių stiprinimą, širdies sveikatą, cholesterolio mažinimui, gerina kraujotaką, mažina širdies ligų riziką. Ir psichinė sveikata, kaip ir kalbėjau, kad teigiamą poveikį daro mūsų psichiniai sveikatai, mažina tą depresijos ir nerimo sutrikimus ir naudojama detoksikacijai. Tai reiškia, kad padeda kepenims pašalinti tos toksinus, mažina kepenų pažeidimus, tą kepenų pralaidumą detoksikacijai gerinti. Nes vėlgi, kaip aš ir minėjau apie tą MAO medžiagą, kuri ir formuojasi, kada kepenys neišskaido, nepašalina tų toksinų, tai vyksta ta intoksikacija, kuri ir sukuria įvairius susirgimus, kaip ypač ir širdies, kraujagyslių, tas cholesterolis ir tie visi dalykai, bloga nuotaika, energijos trūkumas. Na va, ir jeigu taip naudoti ciberžolę atskirai, jinai labai tinka su juodąja pipirina, iš juodojo pipiro medžiaga išgaunama. Tai vienas iš tokių derinių, kurie labai vienas su kitu dera ir tokius papildus pardavinėja atskirai. Taip pat ciberžolė labai gerai dera su riebalais, kaip prieskonis, su aliejumi. Vėlgi aliejų nelygus ir turime žiūrėti, kokį aliejų naudojame. Beje, pasakysiu, kaip atskirti gerą aliejų nuo netinkamo aliejaus. Tai kada jūs išgeriat šaukštelį aliejaus ir jums gerklėje šiek tiek pakutena, paperšti, ten yra daug polifenolių, kurie būtent ir parodo, kad tai yra kokybiškas aliejus. Ir rekomenduoju nenaudoti saulėgrąžų, rapsų aliejaus, jokiu būdu nekepti ant jų ir netaupyti savo sveikatos sąskaitą. Tai va, tai labai, taip, kaip sakau, nuoširdžiai žiūrėti į savo sveikatą, nes nuo to, ką mes valgome, priklauso mūsų visa būsena. Ir citrusiniais vaisiais vitaminas C, tai yra sustiprina ciberžolės naudingumą. Na va, tai tokie dalykai yra apie ciberžolę. Toliau pas mus įeina cinkas taip pat sudėtyje. Tai šitas mineralas labai svarbus mūsų imuninės sistemos funkcijai. Jisai skatina, stabdo, mažina, padeda greičiau sugyti žaizdoms, baltymų sintezei. Tai yra būtent kas yra labai svarbu, kad būtų tinkamai suvirškintas maistas. Ir cinkas padeda palaikyti odos ir plaukų sveikatą. Todėl taip pat ir vyriškumo stiprinimui. Žodžiu, labai daug, ką jisai daro, tai būtent probio-C sudėtyje esantis cinkas veikia sinergiškai ir palaiko kaulų sveikatą, gerina kalcio absorbciją, skatina kaulų mineralizaciją ir palaiko kaulo tankį. Tai
ypač tam laikotarpyje, kada yra jau menopauzinis laikotarpis, tai irgi yra labai labai svarbu. Jisai stiprina imuninę sistemą, reguliuoja imuninių ląstelių veiklą, moduliuodamas uždegiminius atsakus ir stiprindamas jūsų organizmo apsaugą nuo infekcijų. Tai vienas iš esminių mineralų, kuris turi labai daug naudos mūsų organizmui. Kaip ir sakiau, žaizdų gyjimas, greičiau vyksta regeneracija. Ir jeigu, tarkime, kad ir yra viduje, sakykime, įvairūs opos ir taip toliau, tie visi uždegiminiai procesai, tai vėlgi tam tikrą formą vartojami mineralai irgi padeda. Mažina oksidacinį stresą. Antioksidantas apsaugo ląsteles nuo pažeidimų. Kognityvinės funkcijos irgi smegenų veiklai pagerina atmintį ir pažinimą. Na ir kaip sakiau, odos sveikatai tinka tiems, pas ką yra aknė, kitos ir įvairios odos problemos. Na ir prie probiotikų kontekste, tai yra vartojant kartu cinką, kuris yra mūsų probio-C sudėtyje, tai gerina žarnyno sveikatą, imunitetą, uždegimo mažinimas. Ir taip pat dar cinkas labai gražiai dera su vitaminu D. Čia dėl bendro tokio žinojimo. Na va, tai taip pat dar dera mineralas cinkas su A vitaminu, irgi padeda regėjimui ir odai, taip pat dera su magniu, metabolizmą ir organizmo visą bendrą funkciją palaiko. Ir cinko galima rasti raudonoj mėsoj, jautienoj ir avienoj, kas vartoja, paukštienoj, vištienoj ir kalakutienoj. Vėl noriu priminti, kad vartoti kuo kokybiškesnę, geriau pirktą iš ūkininkų mėsą, kad būtų kuo mažiau naudota įvairių priedų, auginant šiuos gyvūnus, dėl to, kad tai, kaip jie auginami, patenka į mūsų organizmą ir sutrikdo ir hormoninę sistemą, todėl labai svarbu vartoti kokybišką maistą, geriau vartoti jo mažiau, bet kokybišką. Jūros gėrybėse yra cinko, pupelėse, lęšiuose, moliūgų sėklose, anakardžiuose ir migdoluose, riešutuose, pieno produktuose, piene ir sūryje, nors aš pati nerekomenduoju pieno produktų, išskyrus gal sviestą, kurį taip pat pati naudoju, dėl to, kad vėlgi esant įvairiems uždegiminiams procesams, geriau, ypač bakteriniai apkrovai, pieno produktų nevartoti, miltinių patiekalų, primenu, nevartoti, baltų miltų gaminių, tik tai sakykime, pilno grūdo gaminius, miltus pilno grūdo. Žodžiu, įtraukti į savo mitybą pilnavertį maistą, kuris yra labai svarbus, ypač vartojant ląstelių produktus, nes jie atlieka tą tokį vaidmenį, pakelia mūsų organizmą, bet mums patiems labai svarbu, dar kartą primenu, gyvenimo būdas, gyvenimo režimas, miego režimas, sukurti savo terpę džiaugsmui, pailsėti, būti dėkingais, mylėti. Žodžiu, visi tie dalykai mums padeda kurti gerą mūsų vidinę terpę. Tai kada mes jaučiamės gerai, tai ir gerosios bakterijos, blogosios bakterijos, jos neturi galimybės vystytis organizme, dėl to, kad tai yra, sakykime taip,
žemesnė vibracija, ne? Tai turbūt visi žinote apie tą vibraciją, ne? Kad vis tik tai džiaugsmas turi aukštas vibracijas, liūdesys, nerimas, baimė turi žemas vibracijas, mus įkalina tam tikrose būsenose, kurios būtent sukuria tas infekcijas. Ir taip pat dar dėl ko vyksta tas bakterijų dauginimasis, ne, tai yra, kada vartojame antibiotikus ir dauguma po antibiotikų pradeda gerti gerasias bakterijas, nes jie naikina. Ir kada turime gerą psichologinę būseną, kada mūsų mentalinė erdvė, mūsų mintis, mūsų visi dalykai, ką mes mąstom, ką mes galvojam, yra, sakykime, išvalyta ta mūsų erdvė, ne, nuo tų blogų minčių, kada mes keičiamės, transformuojam, tai imuninė sistema mūsų stiprėja ir natūraliai nebereikia antibiotikų. Tai va, tai čia yra labai svarbu derinti su psichologija, ne, tai vėl netinkama mityba, ne, kaip ir kalbėjau, per didelis cukraus vartojimas, rafinuotų angliavandenių, nesveikų riebalų vartojimas skatina blogųjų bakterijų augimą ir slopina gerųjų bakterijų. Taip pat paskaitoj kalbėjau, kad ląstelės mūsų turi turėti tą apsauginį sluoksnį barjerinį, ne, tai yra ląstelės membrana, jinai būna neturi tos apsauginės terpės, ar ne, jinai būna arba labai sukietėjusi ir taip toliau. Tai ląstelė mums reikia padėti, mūsų ląstelė reikia padėti maitintis sveikai. Stresas, lėtinis stresas paveikia žarnyno mikrobiomą ir sumažina gerųjų bakterijų kiekį. Rūkymas ir alkoholis. Vėlgi, alkoholis labai yra blogai. Net jau galiu pasakyti, kiek jau laiko tikrai alkoholio labai ilgai nebevartoju, kad ir švenčių progom būdavo kažkoks tai tiesiog jis mūsų energetikai, mūsų būsenai daro didžiulę žalą. Galbūt kažkada vėliau galėsiu ir apie tai pakalbėti. Ir nepakankamas vandens vartojimas gali irgi sutrikdyti tą detoksikacijos procesą, todėl labai svarbu gerti ypač šiltą vandenuką, drungną vandenuką, kambario temperatūros, kad vyktų detoksikaciniai procesai, kad mūsų organai galėtų išsivalyti nuo tų visų metabolitų, visų nereikalingų toksinų išsivalytų. Ir nereikėtų bijoti tų procesų, kurie galbūt prasideda kai kuriems, kad kažkaip išlenda kažkokie tai jau nebematyti tie sutrikimai, ar oda pradeda valytis per odą, kad organizmas ar kažkur išberia, ar pasirodo tiesiog organizmas iškelia tai, kas yra pas mus blogai ir parodo, kad mes turime atkreipti dėmesį labiau save ir nebijoti šitų dalykų, su tuo tą praeiti ir pamatysite, kad viskas tik tai gerės. Ir labai viskas priklauso vėlgi nuo žmogaus amžiaus, nuo žmogaus lėtinių ligų ilgumo, nes dauguma, kiek aš dirbu ir vėl be rezonanso tą tyrimą darau, kada matau, kad žmogus jau yra ilgalaikiam lėtiniam procese, kada organizmo sistemos, organizmo esantis organai ima energiją iš kitų, jau yra per mažai energijos, per mažai resursų, tai tam procesui atstatyti reikia ilgėlesnio laiko. Ligos, visi tie negalavimai išeina per paūmėjimą, tai yra, kada biški paūmėja, tada ta kreivė krenta žemyn, pagerėja, vėl gali paūmėti ir vėl kristi. Ir taip jinai po biški, tas paūmėjimas išeina.
ir atkreipti dėmesį ir būtent mūsų produktų naudojimas vėlgi priklauso nuo žmogaus amžiaus. Kai manęs klausia, kiek reikėtų naudoti tų produktų, nėra vieningo atsakymo, nes nėra vienodų žmonių. Ir labai rekomenduoju vis tik tai naudoti mūsų sistemą, naudoti sveikatos trikampį, kuris padeda mūsų organizmui atsistatyti, ne? Tai yra būtinai kolongardas, kuris, kaip ir sakiau, taip pat turi irgi gerųjų bakterijų, bet jeigu yra didesni sutrikimai, tai probio C taip pat į pagalbą, arba pakaitom naudoti, kada reikia pastiprinti gerųjų bakterijų organizme dauginimąsi, arba kada jau tikrai imuninė sistema yra pasilpus. Taip pat nepamiršti, kad turime Sunrise, kuris yra labai stiprus irgi imuniteto stiprinimas ir galima netgi naudoti komplekse kartu. Tai iš viso bus labai, kaip sakau, turbo atstatymas, tai yra regeneracija, atsistatymas, čia yra augalų kamienės ląstelės, kurios padeda mūsų organizmui, mūsų ląstelėms, žmogaus kamienėms ląstelėms atsistatyti greičiau, sustiprėti. Ir aišku, Sunsetas, kuris padeda nervų sistemai, visą neurosmegenų ašis, ar ne, kuri jungiasi taip pat ir su žarnynu. Tai visa ta pagalba kartu su probio C labai kviečiu, rekomenduoju, taip pat kviečiu pasinaudoti ir tie, kurie jau yra prisijungę prie mūsų kompanijos akcija, kuri yra įsigyti šito produkto, pasinaudoti akciją, tai yra Sunrise'ui, kuri dabar taip pat yra, ir kviečiu visus atkreipti dėmesį į savo mitybą ir būkite sveiki, laimingi. Jūsų gerovės raktas tai yra, kada jūs mylite patys save ir leiskite savo kūnui spindėti. Tai ačiū šiandieną jums už tai, kad jūs esate, kad jūs išklausėte. Jeigu dabar yra kažkokių tai klausimų, aš juos galėsiu atsakyti. Labas vakaras.